paaiškinkite, kas įvyko Klaipėdoje, jau galite. Ir kas vis dėlto, ką reiškia tie žodžiai Sasat ir kam jie buvo skirti ir kodėl rusiškai. Aš iš tikrųjų tenai atėjau jau, kaip pasakyti, konfliktas praktiškai buvo pasibaigęs. Dėl to aš nelabai kažką galiu pakomentuoti. Aš atėjau Rūbinę, mes visi pradėjom dainuoti Žalgiriečiai, o kas ten buvo prieš tai. Ir kitas momentas tai yra, patys suprantat, bulvarinio lygmens įrašas 1 valandą nakties su tam tikrais žodžiais, tai aš nežinau, čia turbūt pono Kavarsos reikėtų klausti. Tai šiuo atveju, aš sakau, aš ne vienoje, ne antroje pusėje, aš norėčiau tik tai susižinoti jūs kaip vadovas, jūs ten buvote. Ir jeigu mes kalbam ne apie bulvarinę kalbą, ta prasme žmogus, jeigu treneris oficialiai per spaudos konferenciją pareiškia, kad komanda varžovas neetiškai elgėsi, tai jau ne bulvarinis dalykas. Tai čia reikėjo paklausti, ką jis turi konkrečiai omeny, aš negaliu atsakyti šiai dienai, netgi kuri žaidėjas ten ką sakė, matote mūsų dušę, suprantat. Aš tikrai... Bet jeigu iš tiesų buvo toks žodis ir galbūt Deividas, kuris buvo Rūbiniai, pasakytų, kaip jūs reaguojate į tai, kad buvo dainuojamas Sasat kažkas tai? Aš tikrai negirdėjau, kad tai būtų kažkam iš Atlanto žaidėjo žmonių adresuota, dėl to aš sakau, aš negirdėjau, ta prasme, kad tai būtų konkrečiai kažkam tai iš jų pasakyta, aš sakau, aš negaliu. Bet buvo apskritai pasakyta. Aš sakau, aš atėjau tada ir mes dainavom Žalgiriečiai. Tai jau buvo, kaip pasakyti, vėliau, nes mes buvom aikštėj, susirgaliais džiaugiamės ir taip toliau, o kas prieš tai tenai įvyko, aš tikrai nebuvau tenai, negaliu pakalbėti. Bet labai įdomu, kad gerbiamas Paknys vos su jumis nesusimušė. Tai yra visiškai netiesa, aš ten buvau, nebuvo jokių ten muštynių, taip kaip buvo parašyta, tai visiškai nieko panašaus nebuvo. Absoliučiai, nedėjo iki jokių ten apsistumdymo ar panašiai. Tiesiog Paknys spyrė į duris, kurios kažkam įeinant buvo pradarytas ir niekas ten jų specialiai nepradarinėjo. Tai yra visiškai nesąmonė, visiškas melas. Ir ta istorija dabar dar toliau yra vystoma. Tai yra absurdas iš tikrųjų. Bet buvo tie žodžiai. Vietoj to, kad mes kalbėtumėm tik tai apie futbolą, apie pozityvius dalykus, mes dabar eskaluojam vėl tą nesąmoningą temą, kurią paskleidė Atlanto, nežinau kas ten. Todėl čia klauskit pas juos. Mes kalbam apie finalą, mes norim laimėti, o ne eskaluoti kažkas, kas buvo prieš 5 dienas ar kažkiek, ir to labiau ne iš mūsų, o iš jų pusės. Todėl jie tegul aikštėje rodo, kad jie yra stipresni. Mes tą atvažiavom, įrodėme ir išvažiavom. Deividai, buvote Rūbiniai, buvo toks šūkis ar ne? Buvo pasakyta nors kartą Sasat ar ne? Aš nekalbėsiu, tas kas buvo, mes pravažiavom tą istoriją, mes ruošiamės finalą. Mes negrįžtam prie tos istorijos. Mūsų pozicija tokia, kad mes kalbam apie futbolą, o ne apie tai, kas buvo, kas bus, ar nežinau dar. Todėl mes ruošiamės finalą ir mes norim laimėti, mes nenorim grįžti prie tų istorijų, kurios ne tik jums turbūt, bet ir mums nėra malonius. Todėl mes norim kalbėti apie pozityvius dalykus, dar kaip sakau. Būkit geri, supraskit, mūsų laukia labai rimtos varžybos ir tikrai nenorim kelti tos temos, kas kažką kur pasakė. Tai yra absurdas visiškas, tai yra negražu iš tikrųjų net apie tai kalbėti. Todėl, supraskit mus tikrai, prašau jūsų, kad duotumėt mums normaliai ruoštis. O jeigu norit apie tai pakalbėti, tai pakalbėkit su Atlanto žmonėm, kurie tas istorijas išsuka, išpiarina per spaudą, per jų žurnalistus ir panašiai. Todėl, iš tikrųjų, tai yra absurdas. Ne, čia vienintelis klausimas, jeigu tai yra melas, reikia paduoti teismą. Jeigu tai nėra melas, tada vadinasi futbolas, kurį jūs žaidžiate ir tą, kurį rodote, iš tiesų jis negali būti atskirtas vienas nuo kito. Jūs negalite išeiti už stadiono ribų, primušti ir sakyti, primušti žmogų ir sakyti, ne, kalbame tik tai apie futbolo aikštėj, už aikštės nekalbame. Mes kalbame apie visumą, Žalgiris yra visuma. Tai šiuo atveju konfliktas, kuris įvyko ir kurį sukelia tam tikros kiti klubai, tai yra jų problema vadinasi. Paduokite ir pareiškite oficialiai, kad to nebuvo ir kad Atlantas turi tylėti. Mes tiesiog nenorim tikrai eskaluoti daugiau tos temos ir kelti dar kažkur. Mes atvažiavom, laimėjom, išvažiavom ir mūsų daugiau
niekas nedomina. O kas ką domina, mums kaišios pagarbus į ratus visą sezoną, nes mes taip prieš visus čempionus. Tai buvo BK Kaunas, Ekranas, dabar Žalgiris. Aš žaidęs daug metų ir dėl čempionų kovojęs. Ir visą laiką tai buvo. Visą laiką stipriausių nemėgsta. Todėl visą laiką darys tokius dalykus, kurie bandys atjuodinti, bandys kažkaip dar pažeminti mūsų komandą. Bet mes tikrai į tą nekreipiam dėmesį. Mūsų dabar dėmesys yra tikslas, kurio mes siekime. Ir jų yra ne viena šiame sezone. Ir tai yra pagrindinis mūsų dalykas. Ačiū. Mes tikrai nenorėjom kažko įžeisti, ar kažkam pasakyti, ar kažkas ten kažkur išgirdo ir dabar iš to vystyti dar labiau tą tikrai gražią istoriją, kuri nepuošia nieko. Todėl kalbėkime apie pozityvius dalykus kažko.